man tai po neįtin susikloščiusio Europos jaunimo čempionato šiandien tikrai grįžai arti savo asmeninio rezultato. Ar pridėjo Europos jaunimo čempionatą šiek tiek sportinio pykčio? Gal labiau pridėjo tokio jaudulio, nes iš tiesų Europos jaunimui atrodė, buvau labai gerai pasiruošęs ir taip viskas prastai susiklostė, kaip biškį gal neramu buvo, kas jeigu taip pat bus, bet rezultatas parodė, kad šį kartą ženkliai geriau, bet irgi pridėjo tokios vidinės motyvacijos pastarąsias 3 savaitės. Tas pasiruošimas startuoti, kaip apskritai išsirinkti nesėkis treniruotės? Šiaip labai linksma buvo, sąlygos geros, palyginus kaip kokias istorijas girdėjom iš kitų šalių. Ir tikrai fainiai buvo su visa komanda pabūti, kiek jau 2 su biški savaitėm ir pasitreniruoti su geriausiais. Pirmas pasaulio čempionatas ilgam baseine, tai kaip skiriasi ar gal kiek jauti tą prestižą, kad čia tikrai jau visi geriausi? Iš tikrųjų reikia pačiam suprast, kad aš irgi nusipelniau čia būti su geriausiais. Aš susitarnavau irgi vietą čia. Tai ta prasme tiesiog yra vidinė motyvacija spausti dar daugiau, kad galėčiau varžyti su, ta prasme, geriausiais pasaulyje. Buvo kažkokius tikslus išsikėlęs? Suplauk labai kokybiškus plaukimus, pasimėgaut ir 50 metrų nugaroje gal pusfinalį pavyktų. Tai tokie dabar yra kokias tikslai keliaujant į priekį. Ir kalbant apie šį rezultatą, pusę maždaug sekundės prašiau nuo asmeninio rekordo. Kaip vertinti? Iš tikrųjų esu biškis susivėsinęs, nes tikrai žinau, kad galiu geriau pagal formą ir, ta prasme, tokius laikus iš tikrųjų galiu laikyti, bet kažkaip nepavyksta savęs išspausti ir pademonstruoti iš tikrųjų, ką galiu. Ypač 100 metrų nugarą rungtyje, atrodo visą karjerą, stengiuosi vyti ir vos pačiam savo įrodyti, kad galiu dar geriau, nes aš žinau, kad aš galiu dar geriau. Bet čia, manau, su kiekvienu plaukimu, su kiekvienu startu vis labiau pavyksta save išreikšti ir savo, ką galiu. Ar gali vardinti savo kaip plaukiko stiprybės kažkokias, Povandeniniai pranerimai. Geras startas ir šiandien tai buvo. Jo. O iš psichologijos aš manau esu labai, kada užsibrėžiu kokį tikslą, padarysiu viską, ta prasme, ką galiu, kad įgyvendinti, ta prasme. Nežinau, kad sporte profesionaliam reikia ir daug pasiaukojimų, tai ta prasme, kada būnu jau kažką užsibrėžęs, esu labai pasiruošęs, bet ką padaryti, kad tai įvyktų, tai manau viena iš mano stiprybių.